Tai ką, chebra, šiandien parodysiu, kas vyksta pas mus garaže, kokia mūsų yra darbo diena ir ką mes veikiam. Važiuojam. Tai šiandien ne tiek daug BMW markės automobilių, turim daugiau Fordų. Tai čia yra vienas Fordas. Nežinom, kas dar jam yra, bet jisai nelabai traukia, tai pas jį tokia bėda. Prie jo prieisim truputėlį vėliau. Čia turim copyrightus dabar, nes reikia pritildyti magelį. Ant pirmo kelto turim Volvo ir Volvo yra bėda truputėlį su važiuoklė, kažkas bilda, stabilkė, kažkas tokio, žodžiu, neįdomu. X5 truputėlį turi su trauka bėdų, barška bilda kažkas. Šiandien manau, kad mes jį pasileisim, jisai stovi nuo vakar. Ir ten reikėjo tiesiog pakeisti tokią gumytę, interkulerio šlangą ir pro tą šlangą, žodžiu, praeina būstas. Tai mes padarėm jam dūmų testą ir matėsi su dūmų testu, pro kur būstas tiesiog nukeliauja šalin. Sutvarkėm šitą reikalą, tos gumytės neturiu, bet galiu parodyti mūsų super aparatą, kuris atlieka dūmų testą ir šiaip pigus reikalas, bet chebra, kas dirba servizuose, tai nepakeičiamas reikalas. Mes su juo jau sutvarkėm kokias 5 mašinas per porą dienų, mes jį porą dienų turim, tai žiaurus dalykas. Tai su šitu X-u greičiausiai bus kaip ir viskas. Ta gumytė ir ten kažkas barškėjo, vėlgi kolega darė, tai kol kas dabar nežinau, kaip ten kas sekėsi. Fordas. Pas mus šiandien ne BMW, o daugiau Fordų. Tai Fordui šitam jo bėda buvo, kad sankaba labai barškėjo. Tai manau vis tiek, kas žiūri šitus videkus, tai maždaug apie mašiną šiek tiek gaudosi. Tai bėda buvo smakratis ir visas buvo pabiręs ant tiek, kad net prasisukė. Vat matosi, čia skylės net stovi ne vietoj. Yra smakratis prasisukęs ir jisai žiauriai barška, ir tiesiog neveikia taip, kaip turi veikti. Tai čia buvo taipogi galva. Man atrodo, Erne, čia sutrūkus galva buvo, ar kas buvo atsitikę? Ai, kompensatorius vieta buvo. Čia buvo ant tiek užkaitinta galva, kad reikėjo visiškai ją keisti, nes kompensatoriaus vieta buvo visiškai sutrūkus. Tai va čia yra ta galva. Ir kažkur viduj tenai yra sutrūkę, todėl reikėjo visiškai ją išimti ir keisti kitą. Tai pasiėmėm diagnostiką, mes naudojam launchą, labai paprasta diagnostika, bet pilnai veikia ir pilnai mums užtenka. Turim dar ir autelio diagnostiką, bet nežinau, man launchas kažkaip yra smagiau ir mes jau jo išmokę dirbti, tai kažkaip gerai būna. Fordukas netraukia. Ką? Pasidaryti diagnostiką, užsikuriam ir pasitraukiam į šoną, nes jau šaika pyksta, kad užstatė vartus. Tai Fordukas netraukia, kažkas greičiausiai bus su EGR-u, DPF-u, aš taip spėju, nes visi automobiliai, dyzeliniai, jie turi problemą su tais filtrais, jie kišasi, neveikia kaip turi veikti ir tame atsiranda problemų. Pasidarom diagnostiką. Tai žodžiu, turim klaidas ir mums rodo, kad particle meter jis yra iš apačios ir reikėtų tada paskelbti mašiną ir žiūrėti, kuris daviklis ir jį pabandyti pakeisti. Reikia pasižiūrėti, ar yra laisvas keltas ir jeigu yra, ardytis ir keisti tą sensorių. Tai gavom kažkokį čia paketėlį iš bitės, net iš tikrųjų tai nežinau, kas čia. Ai, čia palauk, reikia šitų nerodyti. Čia yra konfidencialu. Dar kažką čia turim. Tai kodėl 2 kortelės? Metam kažkur į kampą, pažiūrėsim, kas čia bus vėliau. Tai žodžiu, šitas keltuvas yra dabar šiai minutei laisvas, bet man atrodo, kad
mūsų kolega yra išvažiavęs dabar su mašina ir jis greičiausiai, kad grįš ant šito keltuvo, tai Fordas, man atrodo, truputėlį liks pastovėti. Tai kol kas einam paslampinėti ir pažiūrėti, ką kiti veikia. Meninis dažymas. Susilinolu biškutį. Realiai tai reikia iš tikrųjų, nes guolis labai sunkiai lenda į tą seną vietą, nes tiesiog yra daug labai korozijos ir tiesiog sunkiai jisai sulenda, tai visą laiką irgi reikia palūbint truputėlį. Taip pačiu sekančiam kartui lengviau šimti. Ir sekančiam kartui lengviau šimti, faktas. O kas čia? Oi, blėt, datas įsijungia. Šiaip, jo, Šaika mes labiau, kaip sakau, bandom specializuotis į BMWus, į BMW markę, bet reikia uždirbti pinigus ir su paprastom markėm, nes, BMW ištisai nepriremontuosi. Imam ir jau daugiau ką, nes kai buvom mažam garaže, tai mes labiau galėjom pasirinkti tuos darbus, kokius imam, nes buvo mažai patalpos ir mes galėjom dirbti maždaug ką norim. O čia, jau čia truputėlį keičiasi reikalai ir turim imti daugumą visus darbus, kad, tiesiog gautųsi matematika. Tai laukia irgi turim bembuką, pirmuką, dreba, jisai labai jojo realiai pagalvės yra negyvos, tai nežinau, jinai nupirko ar nenupirko naujas pagalvės. Man atrodo, kad žinau, nėra. Nežinau, ką Šaika papasakot, pakomentuokit komentaruose, ką norit išgirsti, ką norit pamatyti susijusio su servizu, nes čia yra mūsų pirmas blynas, kaip tiesiog filmuojam kažką iš pačio servizo, iš pačios veiklos. Tai nelabai iš tikrųjų žinau, apie ką maždaug papasakot, bet bandom kurti jum kontentą, kad būtų ką žiūrėti. Vakare atsisėdus po darbų, atsipalaiduot. Chebra, komentaruose pasakykit, ar jum šita mašina tikrai yra BMWas. Spėju, kad šita, nes atrodo, kad šita yra palaida. Tai greičiausiai, kad šita nesakė prie galinio ratų, tai šita yra tvarkinga. Tai turbūt čia. Ir čia užteks padaryti ką? Išsukti varžtą, uždėti šaibą ir prisukti atgal. Bus, manau, ledas. Einam, susirasim didesnę šaibutę, kad būtų didesnė už šitą. O ką operatorius vairuoja? Mercedesas. Sulčių pakas. Tai gerai, tai vis tiek. Pirma mašina tavo? Ja. Ateityje tikiuosi BMWas bus. Gerai, panašiai kažką randam. Dėsim didesnę, nes realiai normaliai sutvarkyti, tai čia reikėtų užsakytą apsaugą ir visiškai visą kitą pakeis, bet klientas sakė pritvirtint, tai mes taip ir padarysim. Viskas. Sutvarkyta. Šiūsų 100 eurų. Tai šitą mašiną, kaip supratau, bičiukas grįžo iš užsienio, nusipirko ir grįžo, jinai, man atrodo, visiškai be defektų ir jau jinai stovi pas mus savaitę ir prieš tai stovėjo dar porą savaičių, jei neklystų remapę. Tai grūzas, taip, nusipirkė mašiną, atrodo viskas gerai, o paskui reikia dar mėnesį maždaug palikti remontuose. Tai ką, kur tavo mersiukas? Einam, parodys. Ką, mažu chip tuning domina? Ką, neblogas mersiukas. Neblogas mersiukas. Juodi ratai, viską. Arba neišpuvęs? Neišpuvęs, sakau, kad viskas gerai.
pigiai važiuoja, ne? Jo. Ir žinai, kas yra svarbiausia? Nu. Nes galas varomas. O, taip, Va. žiemą buvo. Buvo patestuota. Labai gerai. Šakis buvo, taip. Tai gerai, seni, viskas tvarkoja. Žinai, kur servisas yra dabar. Operatoriui pigiau. Tai aišku, padarysim nuolaidą. Realiai tai mums reikėtų pradėti judyti šitą. Ta merginukė, jinai nori šiandien pasimt, bet nemanau, kad kas dirb nori prie jo. Tai, bet ir prie Fordo nemanau, kad kažkas nori dirbti. Žodžiu, einam žiūrėti, kas gauna. Palaukau, tai kai man palaikys. Tai mes galim palaikyti tada iš... Nu va, atrodo, vieną varžtą reikia atsukti, ne? Darbas prailgėja ant kokių 2 valandų. Tai čia, ta prasme, blogiausiu atveju. Ir tas varžtas pagrindinis škyvas ir jį reikia nuimti, kad galėtum pasistatyti degimą. Bam. Jis ką, jis bus ant klijų pastatytas dėl to ir... Ja, ant klijų. Ir ant tų klijų normaliai pastatytas. Čia... Ne, tai būna ant klijų. Bet žymiai. Jo. Nu, atsisuko, jau taupom, manau, geras porą valandų. O mes dabar įsistumėm pirmuką, bet nieko nerodžiau, kol kas nieko dar nedarėm, bet reikia pravažiuoti su juo, nes pas jį bėda yra tokia, kad jis labai vibruoja ir tokios bėdos, galiu pasakyti, Šaika, yra žiauriai durnos, nes tu net nežinai, nuo ko pradėti iš vis ieškoti, kur yra gedimas ir taip toliau. Tai aišku, tu gali pradėti keitelioti pagalves, visokius atraminius, taip toliau ir panašiai. Mes vis tiek bandom taupyti kažkiek ir ne kažkiek, o bandom taupyti kliento pinigus. Mes tengiamės padaryti kuo kokybiškesnį darbą ir klientas būtų visą laiką patenkintas. Dėl to mes turim testuotis mašiną, žiūrėti, kur yra tiksli bėda, kad pakeistumėm tiksliai blogą detalę. Tai stumėmės į lauką, nes viduje čia nieko neradau. Važiuojam, prasivažiuosim, galbūt ant tempimo kažką pamatysim, kas jam yra. Nu ką, varom prasilėk su šitų žvėrių. Nu jokio garso aš negirdžiu. Tai kad ledas. Tai kad čia viskas gerai. Jaučiu, žinai ką darysim, tiesiog pasikelsim ant keltuvo, nusimsim apsaugas, pasižiūrėsim, ar yra grynai laisvų kažkokių vietų. Jeigu bus, tai tiesiog pritvirtinsim. Nu, turim senąjį MKM7, vadinamas legendinis variklis, vadinamas dar tepalo deginimo varikliu. Wow, čia užmuštis tuoj mus nori. Tai kas čia? Tai kaži, ne čia tas yra mūsų garsas? Ką, draugas? Klasikinis. Manau, kad klasika tapęs. Gerai, griebiam pirštinės, nusimam apsaugą, sutvarkysim šitą bėdą. Klientė atsiuntė garsą. Nu, šiandien tokį garsą išgirdęs, už tą mašiną porą šimtų siūlyčiau. Gerai, galbūt čia padės, bet mes tokio garso negirdėjom, todėl bandysim sutvarkyti, ką matom ir žiūrėti toliau. Aš manau, kad jai reikia pasiūlyti chip tuning. Manau, išspręstų visas bėdas. Nu, ne, man atrodo. Nu, da.
Yes, čia kaip dirbė, bandai pakelt firmą į viršų ir turi daryti kokių 5 žmonių darbą. Ir administruoti, ir kelt videkus, ir su klientais bendrauti. Ir dar negana to, dar turiu ir tvarkyti mašinas prie to pačio. Tai dabar turiu išsiųsti mailą. Aš manau, jaučiu, mums neblogai kontentas gausis su 325. Koks 325? 335, blėd, kaip ten kas vyksta. Tai manau, daugam įdomu, kaip tas 335 juda. Tai mes neturim reikiamai footage'o, kad galėtumėm sulipdyti atskirą videką. Tai tiesiog įmesiu, ką dabar turiu, kad šiek tiek gautumėt gražos ir jūs. Tai va tiek su 335 darbai kėbulo juda, biškelį yra jau kažkas padaryta, bet per 2 savaitės netiek mano galva ir daug. Bet aišku, reikia neskubinti žmonių, nes dirba savo darbą, tikrai supranta kaip daryti, tai neskubinam ir žiūrim, laukiam galutinio rezultato, nes tenai turi ir sutvarkyti tą visą ketvirtį, nušpakliuoti, sušveisti špaklių, suhermetizuoti viską ir nudažyti. Tai reikia atsiminti tai, kad dažosi ir priekinis buferis, ir kapotas, galinė ta arka ir taip toliau. Tai dar šaiką reikės truputėlį videko tikrai, manau, palaukti. Tai grįžtam atgal prie dizeliuko, tai randu markerį. Ofise tikrai ir. Ai, tai prie to pačio mūsų ofisas, dar ta pati bakūžė, kol kas, bet jau čia mes turim išdažytas grindis ir šiandien galbūt pamatysit mūsų naują sofą. Tikiuosi, kad šiandien bus ir kitą savaitę jau mes pilnai galėsim čia kimarint. Tai čia sofa, čia stalas ir už tavęs operatoriau bus telikas, kur čia tas laidas. Tai blemba, bus visai, manau, neblogas čilkambariukas. Grįžtam prie to bembo. Sudėjom ir realiai laikikliukas pilnai stovi vietoj. O! Ne! Ai, nu pinigų turiu paduoti. 262, okei. Čia sakau, pradedi dirbti, ne? Čia vat, matot visą realybę, realiai visiškai rav, kai vyksta darbas mūsų šitam autoservise. Darai, pysta eini į ofisą, tenai tvarky dokumentus. Darai, vėl kažkas pakviečia, darai, vėl pasuka, nu žodžiu, čia iš tikrųjų tai pradžia tai bezabrazija, galiu pasakyti visiškai. Nežinau, kur jis išvarė. Paklaus Pirdžiaus, ar nuvažiuos su tavim sofą paimti. Nuvažiuos? Kur jis dėkėsi? Nuvarysi sofos paimti? Jau paimta ta sofa. Rimtai? Kur jinai yra? Pasėt mabus. Молодец. Pagaliau! Viskas, šaika, pažiūrėk. Neįklipt. 2PM. Žodžiu, su Fordu šiandien nieko nespręsim, nes ten, jeigu prasidedi, tai reikia ir daryti. Tai su Fordu paliksim pirmadienį. Pirmukas pasidarė, čia šaika irgi nesekiau, bet pasidarė 3 mašinas. Ir kaip ir, manau, šiandien dieną uždarysim. Pakalbinam Ernį. Ernė, kaip tau sekasi? Kaip ir gerai. Gerai viskas? Šiandien važiuos? Ne. Nu, penktadienis, nėra čia ko važiuoti. Nėra čia ko persidirbt, reikia parsinešti sofą. Tai dar sofą turim parodyti. Turi grįžti sofą neužilgo ir paėmėm tikrai žiaurę. Tai manau, laukiam, žiūrėsim, tuo turi grįžti. Tai ką šaikelė parėjo mūsų sofą. Tai bam! Labai kažkai sunki. Visą laiką iš strėnų reikia kelt. Ne, nėra sunki.
Gerai. Tikiuosi pro duris tilps. Lengva? Jo. Tilpsim? Ledas. Turi? Gerai. Edmy gali peilį užvaradžyti. Gerai, ne? Manau, kad žiauriai. Dėlį man, delikatė. Ir alaus. Šaldytuvų reikia. O patogu šiaip? O, eik tu, vyrutė. Tai kaip tu gali įsivaizduoti? Tema. Šitą va. Tema. Vieną taip pasidarėjai. Sargantė, o čia. Realiai turim sargą šių patalpų. Viskas, chebra. Ačiū, kad žiūrėjot. Buvo šita serija tokia, koks vyksta sąmyšis čia. Neprižadu kitoj serijoje, kad pamatysim 335 ISA sutvertą, bet pabandysiu vėl įmest kažkokių dalelių. Ačiū, kad žiūrėjot. Pasubscribing, palaiking, pakomentuok ir laimėk prizų. Ir viskas. Davai.